Čia jau filmuojam ne pirmą sykį, ne mes. Ir dabar kur mes plaukiam? Tai nuplauksim mes turbūt dabar į Kylį ir grįšim savo eigą dviračiais namo, atgal į Klaipėdėlę vakarinę. Ten dar vienas. Pažiūrėsim, ten dar ten dujų terminalas, va ten kartas suskystinti. Jeigu neklystu, tai ten yra suskystintų dujų terminalas, va pazūminkim šitą vietą, kuris randasi va į tenai. Nu ką, kaip ir pernai, prieš metus, tik tai pernai mes išvažiavom gegužės 28 dieną, o šiandien jau yra birželio... Ne šiandien, šiemet. Šiemet, jo, šiemet yra birželio 5. Tai šiek tiek vėliau galvojom bus šilčiau, bet šįmet gavosi ne visai šilčiau. Vakaras, už kokios valandėlės pajudėsim galimai. Atplaukėm į Kylį antrą sykį. Tai dabar mėginsim važiuoti va šitą pakrantę į tą pusę. Čia į Lietuvos į Lenkijos pusę yra. Praeitą kartą tai važiavom į kitą pusę, priešingą link Danijos, Švedijos, o dabar tenais į Lietuvą iš tos pusės grįždėsim, darysim ratą. Toks mielas. Na ką, išvažiuojam iš Kylio uosto. Važiuojam Kylį su nuotykiais, pasiklydinėjom. Garinas dabar lyg tai veda gerai, bet grybą pjovė iš pradžių. Bandysim biškai artimiausiai terės būt, kad apsitvarkyti čia viską, nes čia pas mus bardakas visiškai. Susivokt, kur esam, mes iš kelto dabar kaip išlipom, tai tokie su Garmino pagalba buvom žiauriai čia pasiklydę. Dabar lyg tai gerai. Bet dar reikėtų sustoti, susitvarkyti viską, nes kaip iš kelto išlipom, tai toks bardakėlis visiškas. Vat viskas, kelio pabaiga, vėl eilinį sykį dabar tą kalną, kur norėdėjom gražų. Sukėlisim į viršų atgal. Kelio neturim, grįžtam atgal į kalną. Na va, eilinį sykį. Uždaryta, viskas uždaryta. Bet tai matė, kad čia negeri. Nemačiau, visur rodė dviračių taką, o čia iš tikrųjų pliažas ir vėl važiuojam ir vėl. Gerai, va taip kaip rodo, čia neišeina, reikės grįžti ir vėl, tai mes nieko nuo uosto nenuvažiavom. Nu, bandom ieškotis, kažkaip tai išvažiavim. Nu, labai gražios krantinės čia yra. Labai gražiai atrodo, bet va, lietus gali užlyti. Šiaip pagal Vindi prognozį neturėjo būti lietaus. Bet visko gali būti. Kas liečia takus, tai čia žiauri situacija. Kiekvienais metais Ramoj pusė, kai važiavom. Pernai šįmet į šitą pusę į Lenkų. Nu ir Rostoko pusę į Lenkų, bet tai yra batai su takais. Viskas rekonstruojama, remontuojama. Čia tai žiauri. Jau šitą dabar sustaigėm, kad mes šiandien jau naktį važiuosim. Nes mes turim 5 kilus nuvaryti dar. Tai tik gau 9. Liūdna. Ne, liūdna, iš tikrųjų įdomu, patirtis bus ir man tai iš tikrųjų dzin. Man dar netgi įdomu būtų pabandyti tokį naktinį reidą. Patikrint, prašo, kaip ten yra palapinės, ne. Ne, labai gražiai viskas. Oi, net lempą užsidegėt.
Prasilenk, nu labai dabar jau įsivažiavom, faina, tik tai gaila gadina baigęs. Hello. Hello. Nu ką, kyli, bai, susitiksim kada nors. Gerai, kad čia valandą viskas atgal, tai būtų visai ragai mum. Kaip mes čia pušinėjom šiandien, tu neįsivaizduojat, kas čia vyksta. Ratais, du ratais, kelias tenais, vėl eilinis iki pakrantė išardyta, kur turėjom vėl aplink miškais. Kur mes čia nuvarėm, tik kelis kilometrus, o jau tenalai, namučio. O šį kartą fūrą susikruojam, tai belenkokias. Nusidėkit. Ramiai. Šiandien taip mes turėsim Night Ride. Ne bėda. Kokias turim naujas lempas, tik nežinom tą kaip švies, čia prisukom. Sizolkiam tokiom, nėra kaip pritvirtinti. Svarbu, kad būtų šviesu. Šį kartą Daivas dviratis irgi fūra. Abudu mes su fūrom. Dar tokio svorio kaip šįsyk nesivežė. Labai faina tokį laboja miestuką. Laboja mieščiuką privarėm, labai fainas vakarė. Bet eismas, tas miestukas, tai kokio fainumo. Baigiam apsiprasti su fūrom savo. Tokios sunkios dar, tokių sunkių dviračių dar kaip šįmet neturėjom. 70 kg bagažo vežuos. Tai va, dėl to čia ir varėm. U995. 995, čia bautas. Vokiečių submarina. Galingas pastatas, eina savo kokio dydžio. Čia koks 80 gal metrų aukščio. Gal nežinau, aš tai sunku pasakyti, bet žiauriai didelis. Tarp rožių. Svarbiausia, kad nurimo vėjas ir lietaus nėra. Bandysim nelegaliai kempinti. Nors čia visur kempingų pilna, bet iš principo norim wild kempingą čia propaguot. Gal nepareš? Vokiečių policija. Koks gražus vakaras, kaip faina nurimęs vėjas, nesijaučia. Kvepia žole Vokietijoje pjauta. Tik tai takas biški lievas, nes labai daug griovių daužomis. Keliu biški baugoka važiuoti, kad policija nenuštratintų, nes jeigu yra takas, čia nelabai smulkinasi. Baude grėsia. Keliu, bet kelias tai geras būtų keliu važiuoti. Rugeliai, jūrelė. Gražu. Deutschen Ordnung. A kaip ten? Nu, bet ten dangus nelabai. Ta pusė važiuojam. Bet ten eina viskas.
Vyksta telefono perkrovimo darbai, kadangi čia pas mumis neveikia tas, kaip sakant, Google'ais navigacija, o čia Garminų nelabai galim žiūriu pasitikėti. Čia grėsia mums vėl ratai. Grėsia ratai, nežinoma, kad turėtumėm laiko, daug sakyčiau, mums tie ratai visiškai dzin, bet kadangi mums tuoj bus tamsu, taip po naktį važiuosim kablimai. Lekiam, temstam. Keliukai superiniai, nesibaigia takai. Sutiko vokietis, sakė, vokietis saulė 21:45 čia nusileis ir bus tamsu. Sakau, žinau, sakau, turiu lempą. Pasišviesiu. Šiaip labai fainiai tam keltai įsigulėjom. Labai užsigulėjom, noris judesio. Dabar, kad ir vakaras, o karvytės kokios gražios. Milka šokoladą gamina čia. Tai va, tai, o čia iš tikrųjų kažkas. Karma. Tai dabar su Daivos telefonu naviguoju, kadangi mano kažką ten sugalvoju apsinaujinti kažkokią nesąmonę update, kas čia prašė iš roamingo. Tai karo čia įmečiau į kaburką ten kažkur dugniais ten update, kaip ir neturiu telefoną. Gerai, kad Daivos veikia, naviguoju ir Garminas, tai va. Paukščių taką rodo. Tai va. Šiaip žiauriai, faina, ne karšta, ne šalta. Oi, kokias liepos gero, kaip kvepia. Kokias didelės. Va, svagūnų. Svagūniukų mums primesykė, kas čia auga, nes svagūniukai. Svagūniukai yra, ne gal braška. Tai va. Nu šiaip žiauriai, fainiai. Patinka, smagu, pasilgo kelionės pirmą dieną. Kad ir tokia atrodė, viskas pradžiai buvo taip sudėtingai, maistas kliuvo. Nesisekė, dabar taip jau atrodo viskas puikiai pajudėjo. Negali viskas gerai siektis. Jau pradėjo patikti. Būt smagu pradėjo lyti. Jau kai tik man pasidarė gera iš tikrųjų. Tai fucking reikėjo to lietaus. Nu gerai. Dzin. Tai tas lietus dzinus tiek nuvažiuosiu. Nu. Jau šiandien nuo pat pradžių nieks nesiseka. Nu, padavo policija, da, už tai, kad kamerą laikau rankoj. Kaip už telefoną, 15 eurų, jeigu ką pagauna. Bauda. Kas tai gali būti? Jau šiandien taip nesiseka viskas nuo pat pradžių. Nu, gal jau čia viskas šiandien. O gali gerai iš kelionės pradės, visos nesėkmės naudosim pirmos dienos pasigal, kaip tik seksis viskas labai gerai. Braškė. Tai toks kaip į Joniškį važiuojant, kis kelias su braškė būna tarp Šiaulių ir Joniškį. Kažkas panašaus. Gal čia tie patys verslininkai Vokietija. Braškė, tai čia visai taip važiuoju ir galvoju, iš tikrųjų rožių. Gražus javai, šast palapinė už tų rožių. Nieks tau nieko nematys ir nepasakys. Nu va, ką vokietis pranašavo, tas ir išsipildė su temsta. Jau temsta. Saulė nusileido ir lyjo biški, dabar nelyja. Dabar kaip ir susitvarkė biški oras, nebelyja, jeigu taip ir bus, tai gerai. Bet ten jau yra, vėl ateina kažkai debesis. Garminas pasitaisė. Pradėjo rodyti kaip reikia. Varom į savo slaptą viečikę, žiūrėsim, ką ten rasim. Čia Daivas kupė. Vežam šį kartą man postą jo pusę nuo mūsų sikrovim. Sako, dviratininką, aš nusipirkau lengvesnį 100 gramų. Ten kažką raktą, dar kažką. O pas mus čia 5 kg ir 10 dalampačkiai, jeigu yra kur įdėt. Ir vežom 70 kg daiktų ant dviračio. O visai neblogai, manas, iš tikrųjų, įsibėgėjai ir rėdė. Jeigu davėjas nugražius, kai subūrė, min beig nereikia. Nu, krutam, kokiu dar nuotiką sulauksim įdomu. Naktinis raidas per lietų. Sakėm, ko betrūksta. Lietaus. Legiam su šviesom. Visai neblogai, tik labai slapia. Lyja kaip reikia. Kiek to išdžiūsim palapiniai kada nors. Ne kada nors jau greitai, 10 kg liko. Atvažiuosim. Kaip gaivu, koks gaivus lietutis.
Tikrai gaivu. 12 laipsnių. Pokas. Taip galvoju, ant to piltuvėlio užtaikysi. Nu, bet ką darysi, ir kaip ir. Dar mes šitokio važiavimų neturėjom. Šitokio dar neturėjom. Na, čia. Čia mašina pažiūrė. Šiaip labai visai faina. Įdomi patirtis važiuoti naktį. Vėjo nėra, ramu. Nebelyja, smagu, liko dar 5 km iki mūsų tikslo. Bus nelabai, kaip čia nelabai, gerai pravarę bus šiandien. Faina. Jau saulutė nusileido ir turim kažkas pusę 11 nakties, nu beveik 11, apie 20. Naktį keliauti visai faina. Lietus baigęs, gal neateis, o gal ir ateis, ten vėl juoduliai, nesimato, tačiau nieko filmuoti. Čia matos verdam kavą, tik jėčiai. Čia mes nelabai matome, čia iš tamsu. Verdam kavą, atvažiavam 12 valandų. Bandom įsivėti kavos. Suvažiam duonos. Žiūrėjau, tam. Bet čia mums gerai sekės, kaip šiandien. Labai šlapas, ir biškai laukia vyja, pasistatėm palapinę, alavai nuo kempingo, paplėžys. Pasidarysim kavos, labai traukia viskas. Gal pavalyti šį. Tai va, labai traukia. Tai va, pirmą naktį bus palapinė. Laukia lyja. Tai šiaip diena buvo gera. Nesiseka tai žiauriai šiandien. Tai va, dabar biškai valgom, einam gulę. Lietuvos laiko 1 valandą, dabar čia 12 beveik. Kiek čia dabar rodo? Nu pusė, 3-3. Ką čia darom? Žiūrėk, išbadys, sulaužysi. Duonas kevą, tu palaugysi, virsim kažką. Peilis kur yra.